Sveiki, mėlyje Žalgiris Insider prenumeratoriai, kaip ir žadėjome, įrašinėjame dar vieną laidą ir jau visai netrukus Kauno Žalgiris pradės oficialiai savo pasiruošimą naujam sezonui, tačiau dar iki tos pirmosios oficialios treniruotės mes turime pakalbėti apie tai, kas laukia komandos, kokie bus reikalai. Ir aišku, vienas iš tų žmonių, kuris prižiūrės, kaip Žalgiris ruošiasi per visą pasiruošimą, kol nėra Kazio Maksvyčio, yra Tautvydas Sabonis, kuris kartu su Gintaru Krapiku ir vadovaus komandos pasiruošimui. Labas, Tuti, kaip tu? Gerai, malonu grįžti. Labai smagu, kad grįžai, labai smagu. Žinau, kad ne visuomet taip noriai atsiliepi mano kvietimus, bet visą laiką ateini ir šneki puikiai. Tai kaip tavo vasara? Gerai, vasara puikiai. Malagai buvau su šeima, vaikas auga, tai yra didžiausias džiaugsmas dabar. Ir su šeima pabrubau, tai viskas, kaip sakau, puikiai. Kaip praeitą kartą kalbėjom apie tavo vaikutį, jo augimą, sakei, kad aišku dabar tos beimėgių naktų etapas, tai dabar kaip tu jau išsimiegojęs, pailsėjęs? Nu kaip, su žmona įsigryninom tą rutiną tokią, bet tik pripranti prie tos rutinos, tai kažkas naujo atsiranda. Tai pavyzdys šiandien jau nuo 5 ryto atsikėlęs, tai toks sunku, bet pripranti. Mhm. Bet tas nuo 5 ryto reiškia, kad tu ir darbus kartais anksčiau pradedi, ar ne? Ar turi vis tiek tą tokią kažkokią susidėliotą rutiną, kaip dabar viskas vyksta su tavim ir tavo tais individual workouts? Ne, tai sakau, pradedu apie 8 su žaidėjais, bet kažkaip 5 atsikėlė vaikas, tai kol pamaitinau, kol užmigo, tai žiūriu jau po vos pusę 7, tai galvoju, nu ką, aš ten užmigsiu dar tą valandą ar pusę valandos, tai jau kavos ir atvariau į areną, pats paspartavau ir prasideda, turiu mūsų iškių žaidėjų, turiu dar porą klientų, tai su jais padirbėjau jau paskutinę savaitę. Ir tiek, jau dabar pasižiūriu, kartais jau pusę dienos praėjo ir atrodo jau miegoti reikia, bet dar liko kita pusę dienos. Tai, bet viskas gerai, kaip sakyt. Kas dabar, jeigu galėjai atskleis kortas, kas iš tų dabartinių žalgiriečių sportuoja, kas jau aktyviai ruošiasi sezonui? Tai daugiausia, galiu sakyti, Bėras, Arnas jau po biškį jau pradėjom su jo ne tik fizinis, su jūsų, su manim daugiau krepšinio, tai labai... Įjungia tą elementą. Jo, tai jau labai džiugina, kad jau gerai įsivežioja, neskauda tą koją, žinai, tai prisizino turėtų būti jau pasirašys visais pradėti, tai tas patinka. Kėjus atvarė praeitą savaitę, tai jau visą savaitę dirbom. Ir tiek, kol kas lietuvių žalgiriečių. Jau kitą savaitę Dovis prisijungė, Lavrinovičius prisijungė, Ulė sportuoja su Justu, jisai individualiai dirba su savo treneriu, žinai, tai Lukutis atgrįžo, tai žinai, jau po biškį visi grįžinėja ir pradėsim po biškį darbuotis. Žinai, aš pasakysiu taip, nėra įprasta, žiūrint į visas profesionalias komandas, kad jų užsieniečiai atvažiuoja gerokai anksčiau ruoštis sezonui. Kėjus būtent tą ir padarė, atvažiavo anksčiau. Tau pačiam smagu matyti, kad komandos žaidėjas liekantis antram sezonui taip į šitą reikalą pasižiūrėjo taip labai atsakingai ir prisijungė prie komandos, kai dar nėra būtinybės, na, sakykime, nėra kažkokio oficialaus prašymo iš klubo, kad būtent dabar prisijungys, anksčiau atvažiavo. Taip, po sezono buvo kalbėta, buvo truputį mano mintis tokia su jo pakalbėti, su Kaziu kalbėjom, kad 2 metai, kad gal jeigu tau nesunku, jeigu tau viskas susieina, jeigu atskrisi, bus kažkas, kad su tavim dirbs ir galim tave truputį įjungti anksčiau ir kad pasitikėjimas, kad tas kaip sakyti, tas filas jam būtų geras, žinai, tai jisai prie to prisitaikė, atskrido, tai ir sakau, jau savaitę anksčiau, jau kažkiek jau su Biru su jo pasportavom, tai jau, kaip sakai, rodo tą iniciatyvą, tą norą ateit, parodyti, atidirbti viską, tai žinai, labai puikiai dėl jo džiaugiamės ir manau, kad tas darbas geras bus. Čia kai mūsų social media guy Kipras padarė nuotraukų, padarė jūsų nuotrauką trenerių kambarį, tu pasipausnai pas save, sakai, geras jausmas jaust, kad jau artėja sezonas. Taip. Tai gali papasakoti daugiau truputėlį, kaip jautiesi, žinodamas, kad diena kita, kai šitą tinklalaidė išeis viešai, diena kita ir jau sezonas oficialiai pasirengimas jam bus prasidėję. Nu ką, tos pirmas mėnesis tai nelabai nori to jau krepšinio matyti, žinai, bet vis tiek ateina artėja jau. Visi patenkinti, manau, iš klubo pusės, iš žiūrovų, iš fanų, kad komanda tikrai ant popieriaus šiai dienai atrodo labai gerai. Jeigu, sakyk, 80% komanda grįžta, jau čia didelis pliusas. Tie žaidėjai, kur nusipirkom, buvo visi, kur norėjom. Tai, žinai, pirmos opcijos? Sakyčiau, taip. Tai, žinai, tai tas džiugina. Aišku, kai pirmas opcijos, nereikia daug pirkti, nereikia daug surasti, tai ne taip, žinai, sunku būna. Taip. Tai tas labai visi, sako, dėl to patenkinti. Arnas grįžęs kaip po biškį formą, čia labai svarbu mum. Tai sakau,
yra tas judulys pradėti, jau vėl ta vasara praeina, bet norisi grįžti, pasimatyti visus veidus, vėl sakau, 80% tai jau visi pažįstami, jau visi bairiai yra, jau gali kažką patraukti per dantį, tai sakau, džiaugiuosi ir laukiam to pradžios. Gal tau teko, nežinau, kažkiek jau užmėgst ryšį būsimą su Nazu, su Brady Meneku, tuo pačiu Danielium Lavrinovičiumi, gal nežinau, jau esat kažkiek pažįstami ar nesat pažįstami ir ką manai apie juos? Su Lavrinovičiu per Instagramą truputį pasirašiau, ten kažką, žinai, džiaugiamės, kad prisijungęs prie komandos, ten dirbsim, sakau, būk pasiruošęs, bus labai, labai intensyvus su tavim, drošiu tave, tai tas viskas good, žinai, tai sako, kitą savaitę jisai prisijungs, buvo rinktiniai, jisai tai sportavo Valencijoje, tai viskas liuk, žinai, žmogus rodo iniciatyvą, tai čia tikrai iš mūsų pusės, tai tik mes džiaugiamės dėl jo. Su Nezu jau buvo truputį ryšys anksčiau, jisai su Domu žaidė Indianoj, tai jau kaip ir buvo truputį, negaliu sakyti, kad ant draugeliai, bet buvo labas kaip tu ten tas, tada taip kaip pasirašėm, tai jau parašiau, pakalbėjom, bandau brolio buto jam, kad nusinuomotų, tai jau kažkiek yra to pasišnekėjimų su jo, su Meneku irgi ten labas kaip viskas, žinai, laukiam ir tiek. Gal Domas tavo brolis turėjo kažkokį feedbacko apie Nezą? Labai gerai, visi gerai buvo, visi kiek apie jį buvo klausimų, daug pažįstamų iš NBA, iš Amerikos, iš Italijos, kiek klausinėjom, viskas buvo gerai, Domas sakė, jiems tikrai geras zedas, kanadietis, jie vis tiek tokie, žinai, kitokie, tai labai, sakau, patenkinti visi dėl jo. Kiek man teko bendrauti su Brady Meneku, kiek man teko girdėti, ką mūsų medija vyrukai bendravo su Nezu, kad jie būtų tokie geri vyručiai. Nu, dar ateina, dar keli vyručiai ateina labai geri. Danielius Lavrinovičius lygiai taip pat, žmogus nusiteikęs dirbti, aš ten irgi su juo kalbėjau, sako, man paskambino agentas, kai ravėjau pas močiutę daržą ir pasakė, kad į Žalgiris mane kviečia. Tai atrodo, kad šitie vyručiai prie grupės prisijungs tikrai neblogai iš tos, nežinau, klimato pusės, ne? Nu taip, tai vis tiek visą laiką bandom ieškoti kaip ne tik gerėčių, gerų charakterių, žinai, tu gali būti gerėtis, bet tu turi būti suspyręs. Lavrinovičius pavyzdys nevėžė visą sezoną, daužiasi, lupasi, paskui kalbi su juo ir geras žmogus. Tas pats esi atsiliepimai apie Brady buvo, kur irgi normalus zedas, kiek suprantu, žvaut patinka, toks neįsikskėdė dėl kažko ten blogaus ar ko, bet aikštai žinom, ką gaunam. O dėl Nezo sakau, kiek gerų pažįstamų, taip pat brolis, taip pat porą trenerių, kur geri draugai, visi atsiliepimai geri, sakė ir lyderis, ir kalbės, ir tas, ir dar plius, jeigu jau geresnis žmogus, tai čia tik vėl pliusai, kur mes ieškom to ir sakau, prie mūsų rūbinės, manau, viskas bus puikiai. Jau truputėlį kalbėjom ir su Kaziu Maksvyčiu, truputėlį kalbėjom su Arnu Butkevičiumi, net ir su Laurynu Biručiu. Ir tavo nuomonė įdomi, ar ne? Ateina Nazas, ateina žmogus, kuris turi belekokį range'ą, gali mesti metimus ir toliau nei tritaškio liniją, gali susikurti pats savo progas. Brady Menekas, mes žinom, ką gali duoti, yra stretch four, galintis išplėsti puolimą. Atrodo, kad tritaškiai, jų procentas, bent jau popieriai, turėtų gerėti, ar ne, su šitais papildymais Kauno Žalgiriui? Nu, taip, vienas iš tų mūsų, kaip sakyti, problemų praeitą sezoną buvo trejakų, kad kartais neturim tokių metikų, mes pasiėmėm dabar tų ryškaus metikų, kad Birui, Uliai daugiau vietos būtų post-upint, Rolandui, tas pats Įgiui daugiau erdvės atakuoti 1-1, žinai, Kinanui kaip grįžti, tai sakau, jų procentas, jie tegu pataiko, mes padarysim tų derinių, tų opcijų, kad jie įsimestų. Kinanas Evansas irgi kita įdomi dėlionės detalė. Niekas kol kas dar nežino, koks jis grįž. Kad jis turi tą patį talentą, aišku, visi žino, bet ar pavyks tą talentą nuo pat sezono pradžios pajungti, žinant, kokia trauma jam sunki buvo nutikusi, kad tu pats manai apie tą situaciją, ar po Achilo iškart matysim tokį Kinaną, ar jam prireiks nemažai laiko? Nu, čia vėl bus, kiekvienas yra skirtingai, galim sakyti, vieną gerą pavyzdį, Kevin Durantas buvo Achilo ir grįžo net geriau negu kaip prieš traumą, kartais, kai pagalvoji, tai čia yra kosmosas. Ar jisai taip grįž taip? Mes to nežinom, kaip pats sakai, bet mes turim dabar Nezą, turim Dovį, kur auga, Dimšą labai dvi pozicijas žaidžia. Kaip sakyt, mes turim kažkiek laiko jam duoti, kad jisai suvežiotų savo tempų, savo ritmų, mums nereikia jo spaust. Mes žinom, ką jisai gali padaryti, visas Kaunas žino, ką jisai gali padaryti ir mes lauksim to. Ir su Nezu, ypač pirkiniu, su Luku, su visais mes duodam jam tokia, kaip sakyti, cushion, kad jisai gali truputį suvežioti po savo tempų ir daug dievė, kad grįžtų, kad ir
koks procentas būtų, jisai jau mūsų praeitų sezoną būtų All EuroLeague First Team, jeigu mano nuomonė. Ar nors minimum EuroLeague Second Team. Tikrai taip. Gerai, dabar pakalbėkime apie tą visą pasiruošimo planą. Vėlgi, aš minėjau, kai mes rašinėjom šitą tinklalaidę, ji dar yra vienoje savaitėje, bet ji pasirodys kitą, tai taip galim kalbėti galbūt kalendoriniam datom. Kada prasideda pasiruošimas, kada komanda renkasi į pirmą treniruotę ir kaip tie žaidėjai atvyksta į Kauną? Vieni atvyksta viena pamaina, kiti kita, ar kaip yra? Kaip pats minėjai, dėl Kėjus anksčiau atvažiuoja, tai kaip sakyti, neoficialiai pradedam pirmadienį, kas Lietuvoje, kas Kaune, kas nori sportuoti, tai būsim Gintaras, aš Justas. Tai... Čia 21 diena, ar ne? Taip, 21, tai jau pradėsim, kaip sakyti, neoficialiai, bet dviem grupėm, ar, jau kaip su Justu susiderinsim, matysim, kiek visi ateis. O 28-29, kiek suprantu, bus medicinės visos, o po to jau 30 prasideda treniruotės su Justu lauke. Fizinio pasirašymą ir tada jau vežiojam su Gintaru krepšinį. Dar čia galima paminėti, kad Nazas atvažiuoja 28, jeigu neklystu. Vėliausia, ar ne? Jo, vėliausia, man atrodo, Menikas su Kinanu 21 atskrenda. Tai aš įsivaizduoju, trečiadienį gal kažkokį ir pradės sportuoti. Vieną dieną leis jiems tas jetlagas, vis tiek būtų susiras, mašinas, susitvarkyti visus dokumentus, žinai, tai aš, arba gal, žinai, norės iš karto čia vėl. Bet mes įsivaizduojam, kad trečiadienį, 23 turėtų jau jie irgi prisijungti. Taigi, Kinanas su Bredžiu iki tos pirmos oficialios treniruotės, jie turės kažkokį individualų workout'o planą, ar ne? Taip lengvai palaikyti tą degimą iki. Want to see the whole video? Subscribe to Žalgiris Insider.